Sveiki, jaunimas paprašė parodyti, kaip yra rišama asimetrinė kilpa, tai pasidariau daiktų didesnių negu yra realybėj. Manau, pažiūrėję supras nesunkiai, kas ir kaip čia darosi. Taigi čia pas mus valas, pagrindinis valas. Suktukai. Pirmą suktuką rišu kokį pusmetrį pagrindinio valo paliekam. Rišu asimetrinę kilpą, o ne asimetrinę kilpą rišu klinčio mazgu. Rišu klinčio mazgu. Taip ir šitaip. Prieš užveržiant reikėtų paseilėt. Kažko tai nesiriša šitas. Gerai. Toliau rišam antrą suktuką. Kokiu ten 10 centimetrų atstumu. 15 galima. 4. Vėl paseilinam ir užveržiam. Po to užveriam šėryklą arba svarelį. Svarelį geriausia naudoti ne tą, kur kabaliuoja, ten pasikabina, bet tokį, per kurį prasiveria valas, tam, kad išvengti bereikalingų susipinimų kažkokių. Tai paliekam tokią kilpą, kad gautųsi, nu va taip va, panašiai trikampis, jo keliais centimetrais už šitą atstumą. Čia turi būti keliais centimetrais ilgesnės. Va, kad gautųsi ne lygi kilpa, bet va kaip tik va, minėta asimetrinė. Ir vėl rišam dabar jau prie to pirmo svarelio, suktuko. Kas gaunasi? Gaunasi štai tokia sistema. Čia pagrindinis valas, suktukas pavadėliui. Čia toliau eina pavadėlis, čia šėrykla arba svarelis. Svarelį aš dažnai naudoju upiai, kartais ir ežeruose, kai gerai kimba, kai tingėsi su šėrykla ten dėt pastoviai košės visokias. Tiesiog prišeri, paskui metai tenai su paprastu svareliu man yra patogiau ir paprasčiau. Užmetus šitą kilpą jinai niekaip nesipainėja, bet kaip užmeti, pritrauki, įtempi meškerę ir va, jinai kaip guli. Kibimui, kai žuvis kimba, jinai visą kibimą rodo į pagrindinį valą. Tai yra šėrykla ar svarelis guli vietoj, žuviai netrukdo kibti. Tai čia toks yra privalumas šitos kilpos. Sekantis privalumas yra tas, kad jinai praktiškai, nu, va, kaip ir minėjau, nesipina ten, prisisuka, kiek ten nori, vis tiek ją užmeti ir jinai guli savo visada taip pat. Visai kaip čia nesuktukai originale, tai jie nesisuka, tai va taip ir apsivinioja, bet kai uždėti suktukai yra, tai viskas tvarkoj. Kai tikri suktukai. Trečias privalumas.
Va, ir toks gan svarbus, jeigu kartais užsižiopsau ar kažkur tai nueinu, tai atėjus dažniausiai belieka išsitraukti žuvį, nes žuvis kai kimba ir prarijus masalą plaukia šalin, patempia ir staiga paskui atsitrenkia į valas į šėryklą ir žuvis pasikerta pati. Va, ir daugybę kartų tai veikia, tai išbandyta. Šiaip žvejybai naudoju pintą valą dugniniai. Yra kas gaudo monoflamentiniais, jiem geriau. Tai aš iš viso principė žvejodamas fideriu ar pikeriu, tai nekertu. Tiesiog pakeliu meškerį ir ištraukiu žuvį. Užtenka pilnai ir tiek. Va. Nu, manau, aiškiai čia rodyta. Suktukas, kitas suktukas pavadėliui ir valas per šėryklą, bet čia reikia palikti, kad ilgesnis būtų atstumas už šitą. Ačiū už dėmesį.